Įžymios Aukštaitijos vietos. Anykščiai – tai Lietuvos literatūros sostinė. Iš čia kilę daug lietuvių kalbos rašytojų – Konstantinas Sirvydas, Antanas Baranauskas, Jonas Biliūnas, Antanas Vienuolis. Dar šiame mieste yra Puntuko akmuo, antras pagal dydį Lietuvoje akmuo. Jo svoris yra 265 tonos. Jo aukštis nuo žemės paviršiaus 5,7 metrai. Jis antras pagal dydį Lietuvoje. Biržų tvirtovė. Biržuose Širvėnos ežero pakrantėje stovi Biržų tvirtovė. Šiuo metu joje veikia Biržų krašto muziejus ir biblioteka. Tai geriausiai išsilaikiusi tvirtovė Šiaurės rytų Europoje renesanso stiliaus statinys. Buvo pastatyta 16 amžiuje. Stelmužės ąžuolas. Stelmužės ąžuolas yra didžiausias Lietuvoje medis. Jį apgobti reikia 9 vyrų. Jo aukštis 23,5 metro. Mokslininkai teigia, kad jam yra 1500 metų. Genučių malūnas – tai seniausias Lietuvos malūnas, jam jau yra apie 200 metų. Jisai įdomiausias tuo, kad visas padarytas iš medienos. Dešiniojo srovės kranto ir atsiveria gražiausias malūno vaizdas, kuris vėliau smalsuolius vilioja užsukti pasižvalgyti ir po patį malūną. Genučių piliakalnis. Prie Genučių malūno stovi didelis piliakalnis. Anksčiau ant piliakalnio buvo didelė graži pilis, bet dabar ten yra gražus gamtovaizdis. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Lietuvoje seniausias nacionalinis parkas yra Aukštaitijoje. Taip pat jis antras pagal dydį šalyje. Aukštaitijos nacionalinis parkas buvo įkurtas 1974 metais. Jo plotas yra 400 kvadratinių kilometrų. Jame yra apie 126 ežerai. Aukštaitija yra labai gražus Lietuvos regionas.